Labadiena, šiandien sveikinu su savo kolegė Laura Kronlachner, gydytoja akušerė ginekologė, kurios domėjimosi sritis yra moterų endokrininė ginekologija, tai yra viskas, kas susijęs su hormonais, mėnesinių ciklo reguliavimu. Ir šiandien tokia tema apie gausias mėnesines. Kas tai, kodėl, ką daryti. Tai labas, Laura. Labą dieną. Sveikos visos, malonu, kad žiūrite. Taigi, pradėsiu trumpą įžangą, kad, kodėl ta gausių mėnesinių tema gali būti aktuali ir kodėl čia galėtų kilti tam tikrų neaiškumų. Atrodytų gausios mėnesinės kaip ir aiškus dalykas, tiesiog gausiai kraujuojama ir ieškoma pagalbos. Tačiau moteris dažnai turi, tiesiog pripranta prie tų gausių mėnesinių. Ir tai, kas vyksta kasdieną, kas vyksta su manimi, atrodo, kad tai yra normalu. Ir gali būti problematiška atskirti, ar tai yra nenormalu, ar tai yra naujas normalumas. Ir dažnai būna atėjus profilaktiniai patikrai, moteris sako, aš nieko nesiskundžiu, gydytojas, pavyzdžiui, aš ar Laura sako, okei, viskas gerai, kad nesiskundžiate ir tuomet paklausus, kiek dienų užtrunka mėnesinės, kiek ten paketų, taurelių ar tamponų keičiate per parą, paaiškėja, kad nėra viskas normalu, kad yra tam tikrų problemų. Taigi, Laura, žodis tau ir papasako, kas tai yra tos gausios mėnesinės ir kodėl tai būna. Taip, tai aš irgi noriu dar prisidėti truputėlį prie tos temos įžangos, pasakydama taip, kad iš tikrųjų nuo gausių mėnesinių kenčia netgi 20–25% moterų, tai yra ketvirtis praktiškai. Ir kadangi tai dažnai būna ir iš kartos į kartą einanti problema, tai ir mergaitės mato savo mamas, ir draugės girdi, ir man taip pat lygiai pacientės kalbėdamas apie gausų kraujavimą, tarsi net pasijuokė iš savęs, vėl čia prabėgo, ar tas atsitiko. Ar anas, ir mes ir priprantam prie to kaip prie normalumo, tačiau visgi reikia žinoti požymius, kada jau reikia ieškoti pagalbos ir aš juos dabar pradėsiu pristatyti. Tai požymiai, kad yra per gausios mėnesinės, tai yra, kai netenkama virš 80 ml kraujo ir kitoj skaidrėje aš parodysiu, kaip tą reikia įvertinti. Kitas požymis yra, kai kraujavimas tęsiasi ilgiau nei 7 dienas, bet net nekreipiant dėmesio į šitus du punktus, kraujavimas yra per gausus, kai jisai trikdo kasdienybę arba kai sukelia mažakraujystę, kuri kitaip negali būti paaiškinama, nerimą, psichologinius sutrikimus, žodžiu, nebeleidžia normaliai gyventi. Tai dabar apie tą netankamo kraujo kiekį, kaip jį įvertinti. Yra tokia vadinama piktograma oficiali, kurioje matome, kiek kraujo sugerti gali skirtingų dydžių tamponai ir paketai. Nepamiršti reikia vertinti ir kraujo netekimą, kai būnam tualete, tai yra kaip vanduo nusidažo, nes tenais irgi gali net 5 ml išbėgti, taip pat dažnai pasišalina krešuliai. Tai jeigu taip, kaip čia vieną pavyzdį pateikus, tai matom, kad super pats didžiausias tamponas, kai yra permirkęs, jisai tai sugeria virš 10, tai yra apie 12 ml kraujo, tai 80 ml sudarytų apie 7 tokius permirkusius tamponus. Yra ir kiti požymiai, jau rodantis, kad greičiausiai kraujavimas yra per intensyvus, tai kai paketą ar tamponą reikia keisti kas 1–2 valandas, kai moteris naudoja dvigubą apsaugą, tai deda arba 2 paketus, arba ir tamponą, ir paketą. Čia iš to kiekio matavimo, taip, kai naudojama virš 20 paketų per vienas mėnesines ar tamponų, kai reikia keltis naktį pasikeisti, arba kai dažnai vyksta visokie prabėgimai. Dar svarbu atkreipti dėmesį ir į krešulius, kai jie yra virš 1,5 cm dydžio, irgi jau požymis, kad per intensyvus yra kraujavimas. Su taurelėmis matavimas yra gal lengvesnis, tik tai reikia žinoti, kokio dydžio ta taurelė yra ir kad jos yra pajėgumas kraujo, ne tai kad sugerti, bet laikyti yra didesnis negu tamponų. Tai va, tai dėl ko gali būti per gausios mėnesinės? Tų
priežasčių yra daug, čia jos yra net ne visos, bet bandžiau biškį suskirstyti tiesiog aiškumo dėliai, kad pirmoji grupė būtų tokios labiau organinės priežastys, kai mes jas matom, tai yra gimdos polipai, gimdos miomos, gimdos adenomiozė, tai yra endometriozės forma, kai gimdos gleivinė išveša ne ten, kurie priklauso, endometrinė hiperplazija, taip pat per stora gimdos gleivinė užaugusi. Kita grupė priežasčių yra labiau hormonų svyravimai, nors reikia pasakyti, kad ir šie dariniai susidaro dažnai hormonų poveikyje, kai jie veikia nesinchronizuotai ar per stipriai. Iš hormonų pusiausvyros sutrikimų reikia paminėti per didelį estrogenų aktyvumą, jis gali būti absoliučiai per didelis, bet gali būti ir santykyje su progesteronu nenormalus, kai progesterono trūksta. Taip pat reikia visą laiką vertinti, ar yra reguliarios mėnesinės, nes kai jos yra nereguliarios, tai gali būti irgi gausios ir tai gali lemti ovuliacijos sutrikimai, tai ir prie policistinių kiaušidžių sindromo būna, per menopauzę, kitais atvejais. Dar vienas su hormonai susijęs sutrikimas yra skydliaukės nepakankamumas, jisai yra ne visada įvertinamas, tai irgi svarbu atkreipti dėmesį, ten yra įrodyti mechanizmai, kaip skydliaukės nepakankama veikla gali pagausinti mėnesinių kraujavimą. Ir yra, aišku, dar kitų priežasčių, nehormoninių, tai yra krešėjimo sutrikimai ir nors atrodo gal toks net nedažnas, egzotiškesnis sutrikimas, bet iš tikrųjų netgi 20% moterų su gausiom mėnesinėm gali būti krešėjimo sutrikimas ir tai netgi gali būti vienintelis simptomas šito sutrikimo. Tai reikia jo nepamiršti ir irgi, žodžiu, įvertinti. Iatrogeninės priežastys yra tokios, kurios yra sukeltos medicininiu gydymu. Tai yra žinoma, kad varinė gimdos spiralė gali pagausinti mėnesinės, vartojami kraujo krešėjimą mažinantis vaistai, kai yra kažkokios tai kitos patologijos, ne ginekologijos. Na ir kartais net nenustatoma priežastis. Arba yra jų ir daugiau, kur individualiu atveju išaiškėja. Ir žinoma, tada norisi žinoti, ką daryti. Tai pirmiausia, iš kur reikia bandyti priežastį išsiaiškinti ir tą padeda padaryti, aišku, gydytojas akušeris ginekologas. Pirmiausia, yra labai svarbu gerai ligos istorijos surinkti, išsiaiškinti, nes daug jau klausimų gali atsakyti, nukreipti tam tikrą linkme tolimesnį tyrimą. Ginekologinė apžiūra, jos metu galima pamatyti arba apčiuopti kažkokius pakitimus. Labai daug informacijos duoda ultragarsinis tyrimas dubens, kai galima tos struktūrinius pakitimus pamatyti. Kraujo tyrimai leidžia įvertinti, ar yra anemija, kartais leidžia įvertinti kažkokius hormonų sutrikimus. Nors čia noriu pasakyti, kad net atlikus, tarkime, estrogeno tyrimą kraujyje, nebūtinai jisai parodys tą per aktyvią estrogeno veiklą. Gali būti, kad bus normos ribose, bet gali būti kitų požymių, rodančių, kad vis dėlto jo veikla yra per stipri. Tai jais pasitikėti ne visada galima. Tais atsakymais, kad normos ribose, tai jau viskas gerai, nebūtinai. Retais atvejais gali prireikti magnetinio rezonanso tyrimų, hematologo konsultacijos arba dar kitų priemonių. Ir tada, įtariant arba išsiaiškinus priežastį, tai yra kažkokie specifinis gydymas. Čia irgi nėra taip, kaip kirviu nukirsta šitie gydymai, persipina kai kuriais atvejais, tarkim, polipas, mioma, jos galima operaciniu būdu gydyti, bet kartais to ir neprireikia, galima ir hormoniniais preparatais kontroliuoti tą kraujavimą. Tai būtent, kai yra hormoninės priežastis, tai gali padėti ir papildai, hormoninis gydymas tabletėmis ar spiralė, simptominis gydymas, prie kurio aš pereisiu kitoje skaidrėje. Krešėjimo sutrikimai, žinoma, turės specifinį gydymą ir kartais, kai mes priežasties nenustatom arba yra stiprus kraujavimas, tiesiog reikia simptomiškai greitai gydyti ir tai gali būti ir operacinis, ir medikamentinis būdas. Dabar, ką gali moteris kaip savo pati padėti, ir tai yra toks labiau greitoji pagalba arba simptominis gydymas, tai gerai padeda nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, tarkim, ibuprofeno galima naudoti 400 mg
ir su vitaminu C 2-3 kartus per dieną. Ir čia yra toks simptominis kraujavimo metu gydymas mėnesinių metu. Ir jisai yra tikrai efektyvus ir iki 50% netgi gali kraujavimo apimtį sumažinti. Geležies atsargas papildyti irgi yra gera mintis. Ir aš čia išvardinau keletą formų geriau pasisavinamos geležies preparatų, tai geležies bisglicinatas, hemogeležis. Daug kas žino, kad vat, su vitaminu C jas reikia gerti ir kad reikia vengti pieno produktų, bet taip pat ir kava ir arbata, jeigu vartosim po geležies vartojimo 1-2 valandas, gali net 90% sumažinti įsisavinimą. Tai tą irgi reikia žinoti. Ir dažnai dabar moteris tiriasi pačios, yra įvairios programos pas šeimos gydytoją ar privačiose įstaigose siūlomas tyrimų atlikti ir štai feritino koncentracija šiaip normos apatinė riba yra mažesnė, dažniausiai 10-12 mikrogramų litre, bet aš rekomenduoju, jeigu jau yra mažiau feritinas 30, net kai hemoglobinas yra normalus, tai yra tos anemijos tikros nėra, vis vieną geležį vartoti, nes geležis ne tik, tai yra ne tik, kad atstatom atsargas, bet taip pat yra žinoma, kad geležies trūkumas prisideda prie gausių mėnesinių, tai tarsi užburtas ratas, nukraujuojant netenkama geležies, o geležies trūkumas trukdo normaliam irgi krešėjimui, normaliam mėnesinių sustojimui, tai dar pagausėt gali, žodžiu, tas kraujavimas. Vieną tik tai mintį dabar prisiminiau, sakei, kad prieš valgį ir su kava arbata nederint, turbūt dar svarbu, kada gerti geležį, turbūt geriausiai ryte prieš valgį, ar ne? Taip, nepaminėjau, taip, kad ryte, žodžiu, tuščių skrandžių prieš, žodžiu, dienos pradžioj. Išgerti, o po to 1-2 valandas geriau vengti šitų produktų, kurie mažina pasisavinimą. Kiti 2 punktai, čia yra jau gydytojo skiriamas gydymas, tai ta tranexamo rūgštis yra labai efektyviai mažinantis kraujavimo preparatas ir tai taip pat gali būti skirtas hormoninis gydymas, tai jau nebus skubus, čia jau, kaip sakant, ilgalaikis. Tai pirmo pasirinkimo daugumą atvejų, kai su kraujavimu yra susijusios problemos, tai yra efektyvi gimdos paralelė su progestinu, nes jinai ir kaip moteris nori dažniausiai kuo mažiau poveikio hormonų savo organizmui, tai bus labiausiai vietiškai veikiantis pasirinkimas, jis net ne visą laiką dažnai nesustabdo ovuliacijos, tai išlieka ir tie natūralūs hormonų svyravimai, kurie yra naudingi visam organizmui, bet tuo pačiu yra labai stipriai, net iki 90% kraujavimas sumažinamas ir, žodžiu, pagerinama stipriai gyvenimo kokybė. Hormoniniai kontraceptikai dažnai skiriami, tiesiog kiekvienu atveju reikia žiūrėti, kas tuo atveju geriausia, ko moteris nori, ko moteris stengiasi išvengti, ar reikalinga apsauga nuo nėštumo ir taip toliau. Progesteroną galima irgi naudoti netgi cikliškai, tai būtų irgi gana natūralus sprendimo būdas, nesustabdoma ovuliacija, bet čia reikia jau kiekvienu atveju žiūrėti atskirai. Ir man labai mėgstama mano tema, tai yra natūralios priemonės ir gyvenimo būdo pokyčiai, kurie veikia lėtai, bet užtikrintai ir, žodžiu, reikalauja mūsų pastangų. Tai kaip kalbėjau, kad dažnai yra tos gausaus kraujavimo priežastys susijusios su būtent estrogenų pertekliumi, kadangi jie augina tą gimdos gleivinę, kuri kuo didesnė užauga, tuo, aišku, jinai tada pasišalinant daugiau kraujavimo sukelia. Ir kaip dabar balansuoti tuos estrogenus, tai pirmas dalykas yra užtikrinti, kad jie yra taisyklingai, gerai ir pakankamai pašalinami iš organizmo. Tai kepenys atlieka šitam procese labai svarbią rolę, dėl to yra verta papildus kepenims rinktis, kurie yra su margainiu, artišoku, kiaulpienėm. Tokiu atveju jos turės pakankamą pajėgumą būtent estrogenus metabolizuoti, yra pakeisti ir išskirti per tulžį į virškinimo traktą, kad jie jau galėtų išeiti iš organizmo. Nes kitais atvejais jie užsicirkuliuoja ir, žodžiu, per ilgai veikia, per ilgai gleivinę tą mūsų gimdos augina.
Kitas aspektas yra taip pat gerosios bakterijos žarnyno, nes jos taip pat padeda perdirbti estrogenus ir juos pašalinti. Tai galima aišku ir preparatus naudoti, bet labai tinka ir raugintas daržoves kasdien valgyti, ypač maisto pradžioj. Ir žodžiu, taip pat skaidulas naudoti, kad tos bakterijos ir apsigyventų ir įsikurtų ir nereiktų nuolatos tų probiotikų naudoti. Skaidulos svarbios ne tik tai gerosiom bakterijom, bet ir kad pašalintų būtent estrogenus, kurie jau išskirti kepenų yra, kad juos skaidulos suriša ir tada skatina jų išėjimą, žodžiu, kad neužsibūtų jie žarnyne, nes estrogenai gali ir grįžti į kraują atgal, jeigu jie per ilgai užsibūna žarnyne. Dabar irgi neretai išgirstame apie ciberžolės papildus, kurie ne tik tai uždegimą mažina, bet jie taip pat ir netgi slopina estrogenų gamybą, tokį vieną fermentą blokuodami, ir iki 1 gramo su pepirinu rinktis preparatus, nes tada pasisavinimas irgi daug geresnis. Ir vengti alkoholio, tai čia ta pati tema prie kepenų, nes kai alkoholį kepenys perdirbinėja, tai neturi kada estrogenų perdirbinėti. Dar vienas šaltinis estrogenų poveikio, tai yra ne mūsų natūralūs estrogenai, bet ksenoestrogenai ateinantis iš aplinkos, ir mūsų, deja, labai aplinkoje yra daug įvairiuose formose, tai čia aš neišsiplėsiu, bet tiesiog matom, kad ir kosmetiko, ir plastike, visokiose buteliuose, dėžutėse, ir maiste, ir netgi tose pačiose higienos priemonėse, kaip tamponai, paketai ir įklotai, kurie yra labai artimam kontakte su oda ir su gleivinė, labai plona makšties, kur jeigu yra nekokybiški produktai, jie būdami tenais pradeda irti ir, žodžiu, patenka į organizmą ir jie veikia dar stipriau negu natūralūs estrogenai. Tai dėl to, nors ir, kaip sakant, tie ekologiški, kuo mažiau paveikti vairiausių chemikalų produktai yra brangesni negu kiti, bet verta, manau, investuoti į sveikatą ir, žodžiu, tai ilgalaikė investicija, kuri atsiperka. Dar vienas punktas, kaip mažinti natūraliai mėnesinių kraujavimo gausumą, tai yra mažinti uždegimą, nes, kaip matėte, ibuprofenas labai efektyvus yra mažinant kraujavimą, ir čia tuo pačiu principu veikiantis mechanizmas, kad uždegimas tiesiog apsunkina kraujavimo sustojimą gimdoje, net nekreipiant dėmesio į hormonų disbalansą. Kaip tą uždegimą mažinti? Čia yra labai didelė atskira tema, aš tik labai trumpai, kad mažinti gliukozės šuolius kraujyje, tai yra paprasčiausias būdas, aišku, vengti labai gausiai cukrumi gausių produktų arba desertus valgyti iškart po maisto, netuščiu skrandžiu. Tada neišsiskirs tiek daug insulino, kuris yra uždegimą skatinantis hormonas, jisai ir augimą skatinantis hormonas, tai yra ir miomas gali padėti auginti ir panašiai. Vengti karvės pieno produktų yra rekomenduojama, taip pat reguliarus sportas, kuris irgi insulinui atsparumą mažina ir uždegimą tuo pačiu mažina, ir tie patys ciberžolės papildai, matot, ir čia veikia, tai jie yra naudingi. Tai aš čia tikrai ne viską paminėjau, bet tokius galbūt esminius dalykus, ir, kaip sakau, juos darant, tie rezultatai yra ne tik tai vietiškai gimdoje veikiantis, bet visą organizmą veikiantis, nes iš tikrųjų gausios mėnesinės atrodo tokia ginekologinė problema, bet jinai atsiranda iš tokio disbalanso visame organizme ir, kaip sakant, stengiantis gyvenimo būdą keisti, kažkokius papildus tinkamus naudoti, pastebėsite pokyčius ne tik tai mėnesinių sveikatoje, bet ir apskritai bendroje sveikatoje. Tai čia dalykai, kuriais aš norėjau pasidalinti ir tikiuosi, kad išbandysite ir pamatysite rezultatus. Ačiū, Laura, man pačiam įdomu buvo išgirsti šitos dalykus. Aš dar tik tai ką norėčiau papildyti, kad visada mes gydom žmogų, o ne simptomą kažkokį tai, ir kūne viskas yra susiję, ir kartais priežastis gali slypėti kažkur kitur negu pasekmės, kad, sakykime, pasireiškia gausiom mėnesinėm, bet galbūt žmogus turi kažkokį kitą sutrikimą, kurio neišsprendę mes ir šitos problemos neišspręsime. Tai va, tą labai svarbu atsiminti. Ir, Laura, čia irgi tavo specializacija, ar ne, holistinė medicina, kad gydyti visą žmogų, o ne tik tai simptomą.
Tai būtent, kad, žodžiu, atkreipti dėmesį ir kalbant ir visus kitas problemas sveikatoje ir tada, žodžiu, surandi ryšį tarp to nusiskundimo, nors tai gal galvos skausmai, bet jie ar svorio kritimas ar augimas, bet tai gali signalizuoti skydliaukės kažkokias tai ligas ir, žodžiu, gali nukreipti viena ar kita linkme ir, žodžiu, man tai patinka šitus rebusus spręsti. Tai Puiku. O aš dar iš savo pusės keletą tokių įžvalgų iš kaip vyksta viskas dirbant su pacientais, tai su pacientėmis, tai kartais tas ryžtingų veiksmų, nenoras imtis ryžtingų veiksmų būna susijęs su kažkokiomis baimėmis, mitais ir tada įsivaizduojama, kad čia galima gydyti tik tai hormonais ir kad tie hormonai yra baisus blogis. Ir už tai vien tokie įsitikinimai, kurie būna logiškai nepagristi, lemia sprendimo atidėliojimą. Na, paveikslėlis čia galbūt šiek tiek apie kitą, apie kontracepcijos klausimą, bet, na, staiga, kol vėl gandras nepasibeldžia į duris, tai nieko ir nedarau. Tai va, tai tiesiog reikia visada ryžtis sužinoti objektyvią informaciją, išsiaiškinti ir naudotis patikimais šaltiniais. Na ir bendrai, kada bet kokią problemą sprendžiame, tai pirmiausia, mes turim ją įvardinti, atpažinti. Tai nuo ko pradėjom šitą video, kad ne visada moteris net supranta, kad turi šią problemą. Tada kitas klausimas yra surinkti informaciją ir patikimą informaciją, nes šiais laikais informacijos yra įvairios ir socialiniuose tinkluose galime rasti įvairių mitų, nesąmonių ir panašiai. Tai svarbu patikimą informaciją surinkti. Tada pasirinkti būtent man tinkamą sprendimą. Na ir pasirinkus sprendimą dar reikia įgyvendinti, neužtenka vien žinoti, ką man daryti, reikia dar tą ir padaryti. Ir po to jau įvertinti rezultatą. Ir vėlgi, jeigu rezultatas netenkina, tai neveikia, tai man nepadeda, tada ieškom kito dalyko. Tai vėlgi, jeigu išbandžiau papildus, neveikia, tada einu prie kito dalyko. Jeigu pabandžiau ten kontraceptinės tabletės, man kažkas netiko, galiu rinktis, pavyzdžiui, gimdos spiralę. Tai visada yra kitas alternatyvus kelias. Tai tiek turbūt norėjom, Laura, pasakyti šį kartą pacientėms. Palinkėsiu visom sėkmės, atkreipti dėmesį į savo kūno signalus ir jų neignoruoti. taip, ačiū. Viso geriausio, laimingai. Viso.